Esu Vaida Stepanovaitė, užsiemu meno vadybą. Po pirmo kurso sukuravau pirmąsias savo parodas, tai Kaune. Ir tuomet atėjo įvairūs pasiūlymai iš įvairių projektų. Džiaugiausi progą prie visokių dalykų prisiliesti. Galbūt įspūdingiausia, kur labiausiai įsimena, tai ir man, gal ir kitiem, tai yra didelio masto projektai, kaip medijų meno festivaliai, kuriuose didelę dalį atlieku. Projektuose dideliuose tai aš atlieku meno vadovės vaidmenį, dažniausiai tai Insanitus festivalį, 3 metus Centro festivalyje Kaune. Tiesiog šiemet buvo, kas labai patiko, tai kad prisiliečiau prie šiek tiek kitos srities, tai prie muzikinės srities. Tai buvau audiovizualinės programos Griežtas srautas vadovė. Aš tiek su daile gyvenu kiekvieną dieną, su tais vizualiaisiais menais. Tiesiog šiemet kažkaip pradėjau linkti į tą muzikos pusę, nes buvo ir festivalio Supynės, kur buvau meno programos vadovė. Tai toksai buvo gal netiesioginis prisilietimas, nes tiek dirbau su vizualiaisiais menais, turėjome edukacinę programą tokią plačią, kur buvo ir apie vizualiuosius, ir apie muziką. Bet tai vis tiek jau buvo žymiai didesnis sąryšis su to būtent muzikinė programa. Ir toliau, kaip minėjau, Centro festivalis, ta muzika buvo. Aš labai mėgstu būti užkulisiuose. Ir man tas labai žavi ir man labai patinka matyti procesą, koks jis yra iš tikrųjų, o ne vien tik tai fasadinę pusę. Ir tame procese sudalyvauti. Dėl to aš visą laiką visur norėdavau dalyvauti, tam, kad prisiliesti prie to, kas yra nematoma šiaip žiūrovo akiai. Iki tol, kol atsiduria paroda ant sienų ar vyksta festivalis, tai vyksta nežmoniškai daug darbo ir labai įvairių dalykų. Ir tuo metu, kai vyksta kažkoks kultūrinis renginys, jo metu taip pat vyksta tokių nefasadinių dalykų ir man iš tiesų tas labai įdomu. Ir kiekvieną kartą su kiekvienu projektu bandyti tai padaryti vis geriau, tai tam tikras yra toks azartas, gal sakyčiau, nes mane šioje srityje tai iš tiesų mane tiesiog veda į priekį aistra ir kažkoks tas azartas ir meilė visam šitam dalykui. Po kurio laiko, po gal 3 metų darbo su jaunais menininkais, kažkaip taip išėjo, kad su jaunais menininkais pradėjau dirbti. Pamačiau tą lauką iš vidaus. Aišku, aš negaliu sakyti, kad jį visiškai visą išmanau, skersai išilgai ir visiškai profesionalų žvilgsnį turiu, bet aš to bandau įgyti. Tačiau po to darbo su menininkais pamačiau labai įvairių problemų. Ir pamačiau, kad kasdien susiduriu su labai panašiais dalykais, panašiais klausimais iš menininkų ir kažkokiais nežinojimais ir lūkesčiais ir taip toliau. Ir tiesiog pamaniau, kad gal metas yra tą laisvai samdomo kultūros vadybininko dalį šiek tiek pakeisti. Ir gal metas įsteigti savo organizaciją. Tai mes tai ir padarėme, tai taip ir gimė meno vadybos platforma Artezis, kurią įsigiau su kolege. Tai mes užsiemame jaunų menininkų vadybą, tai iš tiesų bandom atrasti naujus modelius apskritai Lietuvoje, kaip tai galėtų veikti, būtent ne galerinė, ne institucinė kažkokia vadyba ar kažkoks menininkų globojimas, tačiau mes užsiemam labai praktiniais dalykais. Tai gali būti labai tokios smulkos kaip kažkoks anotacijos parašymas, kūrybos aprašymo parašymas, ar kažkokios konsultacijos, ar padėjimas surengti parodą, ar sukuruoti. Tokie labai įvairios yra įvairius dalykai, kuriuos mes vykdome. Ir iš tiesų buvo daug nežinios, nes nežinom, kaip iš viso ateiti į tą kultūros lauką per tokią praktinę pusę. Pabandyti atvirai siūlyti kažkokius naujus dalykus auditorijai, tai rinkai, kuri šiaip yra kaip ir nusistovėjusiam taisykliam. Tačiau nusprendėm pabandyti ir galiu pasakyti, jau metai yra, kaip mes įsisteigę ir iš tiesų tai veikia. Dirbame su daug menininkų kiekvieną dieną ir įvairių projektų yra ir menininkai suvokia, kad gali tiesiog vadybinę paslaugą turėti tokią,
kad jiem nebūtina yra patiem bandyti visko išsiaiškinti ir aukoti laiko, kurį gali kūrybai aukoti. Čia buvo mano vienas pagrindinių norų yra tai, kad menininkas kuria. Menininkas kuria, jis turi laiko kūrybai ir jis neturi rūpintis kažkokiais biurokratiniais, administraciniais dalykais. Manau, kad tai yra tiesiog skirtingų žmonių, skirtingos užduotis ir kai tai apsijungia, tada yra įgyvendinami tikrai dideli dalykai. Jeigu labai nori, gali. Tikrai gali kultūros vadybininkas pragyventi. Iš tiesų ir menininkas gali pragyventi, ir kritikas gali pragyventi, ir kultūros vadybininkas gali pragyventi. Tiesiog reikia žinoti, jog darbas kiekvienas turi būti atlygintas. tą visą principą taikau ir darbę su menininkais ir savo veikloje. Taigi, jeigu norės, sugebės kultūros vadybininkas ir dirbti su projektais, kurie jį patį veža, kurie jį patį domina ir iš to generuoti pinigus, tada jis ir bus profesionalus kultūros vadybininkas.